Sveiki. Šiandien savo video norėčiau pakalbėti apie vaikų stuburo iškrypimus, būtent skoliozes. Dėl ko sakau, kad vaikų? Tai dėl to, kad dažniausiai vaikam ir krypsta stuburas. Tai stuburas retu atveju gali ten suaugusiam žmogui iškrypti, ten galbūt vyresniam amžiui dėl kaulų tankio retėjimo, bet šiaip stuburo iškrypimai visi formuojasi augant, tai būtent bręstant, didėjant būtent pačiam stuburo ilgiui, tai vadinasi vaiko ūgiui. Ir tą dalyką būtent svarbu kiekvienam iš tėvų ankstyvoje stadijoje būtent sužiūrėti, ar nesivysto būtent patologija stuburo iškrypimas pas vaiką, nes aš jau nemažai metų taipogi dirbu su stuburo iškrypimais, konsultuoju vaikus turinčius skoliozes, tiek mažesnės skoliozes, tiek didesnės skoliozes. Dėl to žinau, koks yra sudėtingas gydymas, tai reikia ir pratimus tada atlikti būtent šot metodo reguliariai 5 kartus per savaitę ir būtent tam tikrais atvejais reikia nešioti ortopedinį įtvarą, kartais netgi būtent šitas mokslu grįstas gydymas jisai nebūna veiksmingas, tai tenka ir operuoti būtent vaikus ir dažnai susiduriu su atvejais, kada būna pražiūrima būtent skoliozė. Tai vienas iš tokių atvejų, kad čia buvo berniukas, kuris jau buvo didelė skoliozė, buvo apie 13 metų ir tėvai nematė jo stuburo, jisai gan drovus buvo, visą laiką su maikutė, tai paaugo per metus apie 10 cm ir nuvažiavę į vandens parką, tiesiog jau be maikutės pamatė, kaip atrodo jo stuburas, tą šonkaulinę kuprelę visą, tai pamatė, kad yra didžiulė deformacija ir jau gan sunku koreguoti tokiam amžiui. Tai už tai tikrai norėčiau jūs, tėvai, būtent supažindinti su vienu iš tokių puikių diagnostikos įrankių, tai puikių testų, kurį galima atlikti bet kur, kad ir namuose, tiesiog nurengus vaiką, jį palenkus į priekį ir būtent įvertintus stuburo reljefą. Tai vadinamas Adamso pasilenkimo testas ir aš jį taikau praktikoje, apžiūrėdamas būtent stuburą, vaiko stuburą, įvertinamas būtent ar yra skoliozė, ar jos nėra, taip kad nereikėtų ten per daug žiūrėti, ar ten vaiko vienas petys aukščiau, kitas žemiau, ten menčių padėtis ar ne, tai iš esmės visi esam skirtingi, bet yra labai svarbu, ar nėra pasilenkus į priekį būtent stebima stuburo rotacija, tai vienoj pusėje dažniausiai stuburo iškyla būtent šonkaulinė kuprelė, būtent jos daly daugiau sukasi slanksteliai, tai matom tam tikrus reljefo pasikeitimus. Tai vėlgi parodysiu, kaip atlikti šį testą ir rekomenduočiau kas 3-6 mėnesius atlikti augant vaikui, tai dažniausiai iš esmės tas augimas jisai tęsiasi, kol vaikas, dažniausiai mergaitės, tai būna 2 metai po mėnesinių pasireiškimo dar pats augimo šuolis ir aišku, iki to laiko vaikas nuolat auga, berniukam panašiai irgi, tai porą metų, tarkim, jau įvykus balso mutacijai, kada balsas keičiasi, jisai tampa toksai girgždantis, storėja, tai irgi būtent tuo metu dažniausiai berniukai irgi staigiai auga, tai reikėtų įsivertinti būtent šitą dalyką. Tai ir pamačius iš esmės stuburo asimetriją reikėtų kreiptis pas šeimos gydytoją, kad nukreiptų būtent pas ortopedą, kad atliktų būtent tyrimus, rentgeną pilną stuburą ir pagal tai jau būtų taikoma, kas priklauso, tai būtent tiek kineziterapija ir dažniausiai tai turėtų būti iš šot metodo terapija, yra vienintelė mokslu grįsta terapija, kuri būtent sėkmingai sprendžia būtent skoliozės problemą, tai vėlesniame etape galima ortopedinius įtvarus taikyti, bet tiesiog šiandien tikslas supažindinti su paprastus testu, įsivertinti būtent vaiko stuburą. Jeigu matom, kad viskas lygu, viskas tvarkoja, tiesiog vis karts nuo karto patikrinti, palenkti vaiką į priekį, o jeigu pastebėjom, tai iš karto reikėtų kreiptis, atlikti rentgeną ir jau stebėti. Ir jeigu kažkokie klausimai kyla, tai būtinai galite ir man rašyti, komentuoti, tai būtent to klausimu tikrai galėsiu pakonsultuoti.
Na, o dabar, pakalbėjau, dabar pereikim prie svarbiausios dalies ir būtent parodysiu, kaip atlikti šį testą. Pradinė testo padėtis įvertinant vaiką, tai vaikas stovi lygiai, kojas tiesios per kelius, rankos suimtos, pakelk Augustė rankas, kad matytųsi kaip tavo rankos, ne, o taip jos suimtos, dabar ištiesk rankas į priekį, stumk pirmin ir dabar ją apačią lenkėsi, žemyn, 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 žemyn. Tai vat, ir mes tada rankos link kelių keliauja, mes iš apačios žiūrim, ar būtent stuburo apatinė dalis yra visiškai tiesi, stuburo šis turėtų būti tiesi ir neturėtų būti šonuose jokio kalniuko. Dažniausiai skoliozė būna juosmeny gaubtumas į kairę, čia būna kalniukas, tai 80% tokių būna, bet ne visą laiką. Štai bet reikia stebėti abi dvi pusės, tai čia lygų, čia stebim lygų, čia stebim lygų, taip. Čia irgi daug maž lygų. Tai jeigu pamatom, kad formuojasi asimetrija, viena pusė yra jau ryškiau iškilusi negu kita, tada jau reikėtų būtent atlikti rentgeną ir vertinti būtent tą būklę. Ir siūlyčiau, sakau, kas 3-6 mėnesius testuką padaryti ir įvertinti būtent vaiko nugarytę. Tai štai atrodo Adamso testas. Tai būtinai tėveliai turintis mažų vaikų pabandykit jį atlikti ir rekomenduoju augant vaikui reguliariai tai būtent padaryti. Ir tokie paprasti patarimai, taipogi video pabaigai, kad stebėti, ar vaikas nėra įpratęs ilgą laiką sėdėti vienoje padėti kažkaip susilenkęs, ar ne, kur dominuota žaidimo padėtis, ar tenais prie rašomojo stalo, žodžiu, kad kuo daugiau keistų padėtis, kad nepriprastų prie vienos asimetrinės padėties. Tai va tokie patarimai. Ir kad jeigu patiko mano video, tai spauskit patiktuką, sekit mano kanalą ir susitiksim sekantį kartą.